teisingai pasakė Algimantas, 20 metų šiemet kaip tik sukanka nuo mano privačios miškininkystės pradžios. Pirmi mano hektarai atsirado prieš 20 metų. Aš galbūt keletą savo matymų į tas tezes, kurias išdėstė kitos daktaras Algis Gaižutis savo pranešime, tai nuo tų nelemtų 5 procentų mokesčių. Apie jį daug labai kalbėta, kad jis yra negeras, ydingas, nesisteminis, nekonstitucinis, tikriausiai visi suprantame. Teko girdėti irgi laidą, tikriausiai žinių radijo laidoje, kurioje buvo kalbintas Seimo narys Algimantas Salamakinas. Ir jis tiesiog vieną savo frazę išsidavė, pasakęs tokį požiūrį, jo vienas savininkas užklausė. O kaip su to mokesčiu? Tai pažodžiu nepasakysiu, bet mintis buvo tokia Algimanto Salamakino. O jūs nekirskite, nenaudokite to miško ir jums nereikės mokėti 5 procentų. Tai va šita idėja matyti ir buvo tokia, kaip ir minėjo mūsų vadovas Algis Gaižutis, kad miško savininkai nenaudotų savo medienos. Nenaudoja, reiškia, nemoka 5 procentų. Kitaip pasakius, 5 procentai buvo sugalvota kaip bauda miško savininkam už miško naudojimą. Galvokime, kiek šiandien yra visiškai nenaudojamų miško, privačių miško plotų. Kai daug miškų, matau privačių miškų ir širdis apsipila krauju pamačius, kaip yra apleisti plotai, kaip yra nenaudojami. Toks būtų pamąstymas apie šito 5 procentų, reiškia, ydingumą, kaip sakiau, kurį mes visi ir yra alternatyva. Kai kada mes kalbam, užkliūna valdžios vyram, kai kada už ausų mūsų kalbos ir apie tai pradeda galvoti, galbūt šitos kalbos užkliūna ir susimat, nes aš vienareikšmiškai galvoju, kad tai būtų sveika. Toliau kitas galbūt momentas dėl europinių lėšų. Turėjom 7-13 metų programą. Jinai buvo puikiai. Jos paklausa, jeigu taip galima pasakyti, savininkų ir žemės savininkų ir miško savininkų tarp buvo didžiulė, konkurencija buvo. Sėkmingai lėšos įsisavintos, didelių pažeidimų nebuvo, viskas tvarkoje. Atėjo 14-20 metų laikotarpis. Kažkam šovė į galvą padaryti mažiau patrauklę. Ar, nežinau, pavydas suėmė galbūt dėl to, kad pinigus administruoja Žemės ūkio ministerija, o mes esame miškų savininkai, mes nesame miškų Žemės ūkio ministerijos struktūroje. Galbūt yra, tarp kitko, kurie kuria taisyklės miškų departamente žmonės, kuriems tai galima deleguoti bet kokią užduotį ir jie gali padaryti taip, kad viskas būtų nepatrauklu, blogai ir savininkam tai būtų nemiela. Šitas yra ir padaryta. Surinkimas paraiškų parodė, kad surinkta, reiškia, yra kažkur, kaip Algis minėjo, 50 procentų. Taip pat visos kitos miškų priemonės yra šiek tiek padarkytos ir jos pasidarė nepatrauklios ir, yra tokia viltis, kad vis dėlto taisyklės bus peržiūrėtos ir nežiūrint, kad tai tvarko ir administruoja miškų Žemės ūkio ministerija, kuri galbūt galvoja, likus lėšom bus panaudojama ūkininkams, žemės ūkiai, viskas turi savo vietą. Yra skirta miškams, reiškia, reikia atiduoti miškams, yra žemės ūkiai, reiškia, reikia atiduoti žemės ūkiai. Tarp kitko, šita idėja buvo ir pačioj pradžioj ano laikotarpio, bet paskui viskas stojo į savo vietas. Tikėkime, kad bus ir dabar. Trečias momentas, ką norėtųsi irgi paliesti, tai yra būtent globali problema, tas pats Paryžiaus forumas, kuris klimato kaitą nagrinėjo. Aš pritariu pilnai Algimantui, kad nėra ten, jeigu atidžiai, kas sekė žiniasklaidos priemonės, kurios kalbėjo, rašė apie šitą forumą, galbūt atkreipė dėmesį. Iš pradžių buvo sugalvota padaryti tai kaip imperatyvią normą su nuostata turi, paskui tai pavirto į deklaratyvią nuostatą turėtų. Reiškia, kad galės daryti, galės nedaryti, turėtų, neturi, bet turėtų. Tokia buvo paprasta į deklaratyvią formą šitos. Pasakysiu tokią visiems žinomą sentenciją, gal, kad akmens amžius baigėsi ne dėl to, kad akmuo pasibaigė, o dėl to, kad atėjo, reiškia, nauji laikai, naujos technologijos. Bijau, kad tai gali tas pats įvykti su mediena ir kad medienos amžiui kaip energetikos šaltiniui netėjus, medienos amžius pasibaigs. Kas dabar ko gero pasaulyje dėsis? Visi kaip degino anglį, kaip degino dujas, kaip pašėlinės degins toliau. Ir bus daroma visi žingsniai, kad kuo mažiau į šitą deginimą įsimaišytų mediena.
Kodėl? Medienos miškų savininkai, privačių miškų savininkai, jų visur yra labai daug. Sąlyginai daug. Jeigu Lietuvoje vietoje 240 tūkstančių būtų, na, kad ir 240 savininkų, būtų visai kita situacija. Būtume mes mėly partijom, mėly valdžiai, padarytume atitinkamus lobistinius veiksmus, taip toliau. Dabar dėja suakumuliuoti, surinkti ir padaryti vieningą nuomonę su 240 tūkstančių yra kas kita. Na, visai kitaip, turi urėdijos, yra 42, 42 urėdai ir tai visai yra daroma žymiai lengviau ir paprasčiau. Bet nenusiminkime, ir tas grėsmingas pavadinimas ar miškų ūkis nežlugs 16 metais tikrai jis, ko gero, yra toks, na, grinai hipotetinis, kad daugiau verstų susimastyti, bet jis tikrai nežlugs. Tikiu, kad viskas bus gerai ateity.